Vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Ir čia lindo iš čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas rytas visiems, labas rytas. Toks šiandien visai rūkanotas rytas. Toks laukelis šiandien pas mane. Sėdėjau su vaikštu. Mokyklos laukas. Mokyklos laukas. Ten va dar žmogus žolę pjauna. Šiandien ten dar kažką tai veikia. Pakalbėjau. Turiu leidimą čia kasinėti. Žodžiu, tokie reikaliukai. Čia buvau praeitą kartą 116 monetų radau. Prieš 4 ar 5 dienas čia buvo 116 monetų. Buvo savo rekordą pasiekiau šitam lauke. Mokyklos laukas, bet čia jie nuomoja šitą lauką vietiniam sporto klubam ir panašiai. Ką radau? Iš tų 116 monetų, pagrinde ten viskas buvo šiuolaikiniai, bet vieną geležies amžiaus monetą ištraukiau, va čia kampuke. Ir atėjau iš karto į šitą kampuką, pradėjau vaikščioti, šiukšlės, porą šiuolaikinių monetų radau ir va, liktai romėnų moneta. Čia per kelią, iš tikrųjų, visai kitoje gatvės pusėje, galima sakyti, buvo romėnų pastatas. Aš archeologinėse žemėlapiuose žiūrėjau ir biški tenais toj pusėje buvo gyvenvietė geležies amžiaus keltų. Tai vat ir pradėjo lysti tokie radinukai. Daug šiukšlių, supjaustytų skardinių gabalų ir panašiai, bet manau, čia galima rasti ką nors gerą. O tai praeitą kartą tik tai vieną geležies amžiaus monetą radau, bet bronzinę. Ir ką aš dar radau? Jurgio II monetą, Viktorijos, Viljamo IV. Žodžiu, ten įvairių amžių, bet ir 5 gal muškėtos kamuoliukus radau čia. Žodžiu, veiksmas čia vyko, niekad nežinai. Nu, romėnas iš tikrųjų visai gerai. Įdomios jų tokios romėnų monetų formos. Ja. Ir visai negiliai buvo. Dar matosi, atsispaudė. Ką pavaikščiosim, aš aišku nerodysiu, kas čia kiekvienos monetos kaip kasu, nes čia jų labai daug bus. Bet jeigu ką nors įdomesnio rasiu, būtinai jums parodysiu. Gerai, reikia eiti. Monetos lenda, bet šiuolaikinės. Va, ką radau. Muškėtas kamuoliukas sudaužytas. Praeitą kartą visi tokie gražus buvo. Turbūt nešauti, čia tai jau matosi, kaip sakant, pamatęs gyvenimą. Priešas numeris mano 1. Muškėtas kamuoliukas. Nu, įdomu. Dar nebuvau to pusėje lauką, reikės pavaikščioti, pasižiūrėti. Gal tenais dar geresnės vietos. Nes čia tai visur monetų aplinkų pilna. Vaikščiau vėl monetų krūvą pas mane, tik šiuolaikinės. Žodžiu, ką, bandysim ką nors geresnį ištraukti. Tokių radinių daug papuolė praeitą kartą. O saktelę radau. Saktelė daugmaž šiuolaikinė. Gali būti ten kokių 50 metų jai, bet gal daugiau biškiuką. Tokių saktelių daug papuolė. Buvo ir Viktorijos laikų saktelių čia. Bet Viktorijos tik tai vieną monetą buvau čia radęs. Dabar vaikštų šitoje pusėje dar nebuvau. Pažiūrėsim, kas čia gulė. Nu, kažkas tai kitokio išlindo. Karinė saga. Karinė saga. Čia šitos karališko oro pajėgų saga. Nu, aišku, tokia vargšiukė. Suplota žemės. Nu, karališko oro pajėgų saga. Iš tikrųjų nieko stebėtina, nes už šitą lauką biškį toliau buvo karinė bazė. Čia gal iš tikrųjų irgi šitas laukas priklausė, jei kažkada čia buvo Antro pasaulinio karo oro pajėgų bazė.
Bet iš tikrųjų praeitą kartą atvažiavau, galvojau, na čia bus ir sagų, ir ženkliukų, ir ko tik tai nori, bet ne. Laivyno sagą tada buvau radęs, bet visiškai sulūžo jinai. Šita irgi nelabai gera. Kokia? Matosi karūna ir paukštis. Čia karališko oro pajėgų. Nu gerai. Bandysime toliau ieškoti. Signalas toks nieko gero buvo. Bet kastelėjau. Žiūrėkit. Jau. Kas čia? Ar tik nesidabriukas? Žmonės gerėja. Ir atrodo, kad panašiai, kad sveika. Jo, sidabras, va, matosi prabas. Prabas matosi 295. 925 tai yra. O, grandinėlė. Vis dėlto pavyko iš šitą lauką išpešti sidabrą. Praeitą kartą gerai pavariau aš šiandien be sidabro, bet jo, tada monetų buvo rekordą savo pasiekęs. Ir svarbiausiai papostino vienoje grupėje, tai vienas žmogus proto birbintojų išvadina, sako, taip neįmanoma, tipo, netikiu. Nu, netiki, tai netiki. Bet įmanoma viskas, o monetų šiandien prišaudžiau jau nemažai. Praeitą kartą tokias 2 dėžutės pilnos buvo. Manau, kad ir šiandien turėtų būti kažkas tokio. Nu, o sidabras yra. Gal ir auksą papult gali. Čia įkišti. Apyrankėlę. Jau. Gerai. Ta. Einame toliau. Nu, va, radau pusę monetos. Pusę 2 pensų monetos. Įdomu, nunešusi parduotuvę. Skaitytus kaip 1 pensas ar ne? Atrodo, lygiai pusę. Jo, ir tokių daug monetų praeitą kartą radau. Nu, ką padarysi? Žolė pjovė tik tai nenupjovė. Gerai, lekiame. Čia jau reikia kitos kameros. Ištraukiu telefoną, nes mažas objektas parodyti jums. Va, karinė sagelė. Laivyno su inkariuku. Toksai va daikčiukas nedidelis, sauselės vaiką. Ok. Čia jau matosi, turbūt bus narankovės, nes nedidelė ta sagutė. Ok, įmam ir einam toliau. Pas mus saulutė išlinda, tiksliau lenda pro rūką. Tai nuotaika gerėja. Radinukai lenda, va. Ką radau, žiūrėkit. Žinot, kas čia? Čia yra gyvatėlė, sagtelė karinė. Čia apkirpėjus jinai per daug. Ai. Ei. Čia turbūt geležis liko. Ja, čia užkabinimas. Gyvatėlė, sagtelė. Jos įvairaus amžiaus yra ir Viktorijos, ir naudoja turbūt net ir per 2 pasaulinį karą. Maždaug tuo laikotarpiu dar. Ir kiek žinau, skautai tokius naudoja irgi net po karo. Bet va, nu, toks neįlinis radinukas, sagtelė, gyvatėlė. Gaila, kad čia geležis vat, likus, negaliu iškrapštyti. Nu gerai, vis tiek fainas radinukas, įmam ir keliaujame toliau. O monetų jau iš tikrųjų sunkėja dėžutė. Greitai reikės eiti kitą dėžutę pasimti, nes jau pilna greitai bus. Šilingas, 1 šilingas, 1964. Elžbieta II. Pirma, šitą monetą tokia papuolė šitam lauke. Gaila, kad nesidabrinis šitas. Dar Jurgis VI, Elžbietos tėvas leisdavo sidabrinės. Bet po 2 pasaulinio baigės leisti. 47, man atrodo, metais buvo paskutinė moneta su sidabru Anglija leista. Na, tai einame toliau. Na gerai, sakau, parodysiu, kaip reikia žoliai kasti, nes vis tiek daug kas ir nežino, palieka betvarkį ir panašiai. Sakau, parodysiu, gal ir naujokams bus įdomu. Žodžiu, vat, turi signalą, kaip žoliai reikia kasti. Nu, žiūri, kad va, čia jau yra centras. Iš 3 pusių įkasi. Šitą. Ten šaktas
Šaknų labai daug. Prie krūmo kasinėjau. Kur tasai? Va, signalas mano buvo. Nežinau, kas čia yra. Panašu į šakutės ar šaukštą dalį sulinkus. Jo, čia bus šakutė. Šaukštas. Nu va. Iškasi, ką reikia, meti šiukšlinę. Nu, gražiai, kojytėm. Pam, 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 pam. Viskas. Pasižiūrėkit. Net nesimatė, kad buvo. Ir taip reikia kasti žaliai. Geriausiai iškasi, gražiai uždėjai duobę ir prašau jums. Šitaip reikia. Pas mus jau saulutė. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Ten biški, toj pusėje biški kaip ir tamsu. Tikiuosi neteis lietaus. Žodžiu, vaikštau ir žiūrėkit, ką radau. Žiedukas. Žieduliukas. O, kokia kūtė. Ką tu. Skambėjo aukštai, tai gali būti ir sidabras iš tikrųjų. Nežinau, kol kas nieko nematau, bet čia mergaitiškas tas žiedas, nes kaip matote, skylutė nedidelė. Praba matau yra. Jo, praba kažkokia yra. Reiškia bus sidabras, nes tikrai aukštai skambėjo. Toks nedidelis daikčiukas, tai manau, jo. Nu, gerai, žiedukas ir apyrankė. Ir romėnų monetą radau, ir ką aš dar radau, karinių daikčiukų, viskas normaliai. Vo, kokį daiktą ištraukiau. Nu, upė yra, bet beliamba upė, tai už poros mylių. Normaliai. Čia su kastu biškį trenkiau. Į šiukšlinę. Visą šiukšlės į šiukšlinę dedam. Duobės gražiai užtaisom. Ir keliaujame toliau. Gulėjo gana jau giliai. Nu, beveik per pinpointerį, vat. Nu, ten kažkas tai vakar radau. Kažkokį tai daikčiuką. Tai pavalysim. Čia kaip keramika buvo vidury. Kraštai linijom eina. Kita pusė va tokia. Ar čia arkliena kokia tai? Ar kas, bet įdomus daiktas. Pirmą kartą matau, kad keramika būtų vidury metalo. Kažkoks daikčiukas įdomus. O čia geležis buvo. Įdomus daiktas. Bet man nereikia. Išmesim. Ir eisim toliau. Taip, radau kažkokios tai lyg ir žiedą dalį. O akutė kokia. Nežinau, ar čia sidabras, ar čia kas, bet ar čia buvo auskaras, ar čia žiedas. Gal daugiau žiedas buvo. Labai jisai vargšas papuolė toksai. Nu, va, toksai va daikčiukas. Nežinau, per kamerą nelabai kas man matos per ekraną, nes saulė labai spigina. Na gerai. Visai nieko. Ką čia dar šitas laukas duos? Jau pradedu pavargt po biškį, nes iš tikrųjų eina peklon, kiek duobių prikasiau. O monėtų kiek. Nusprendžiau apie visiuką ateiti ir susimoti savo rezultatus, nes iš tikrųjų šiandieną jau prisikasiau galutinai, man jau čia užteks. O ką aš šiandien radau? Nu, radau va tiek, vat. Jo. Lygiai 100 monetų. Viena iš jų romėnų. Ten juvelyrikos va. Šiek tiek. Monetų tai prisikasiau, bet visas smulkmės šitas šiuolaikinės eina peklon. Čia svarai seni, bet juos dar galima priduoti banke. Tai jau prisikaupė pas mane jų nemažai namuose. Na, va čia va keletas sagų. Karinio jūro laivyno saga ir karališko oro pajėgų. Saktelė faina. Ten moneta, nežinau kokio liktai
Viljamas III, tai čia bus jau 17 amžius, taip, o tenais toksai netaisyklingos formos, tai romėnas. Na, aišku, dar muškėtas kamaliukas. O taip va, tokie šiandieną pas mane radiniai. Jo, pavragau žiauriai, nei kojyčių, nei rankyčių. Oi, blemba, viskas užteks. Tai žodžiu, va toks buvo mano laukas stebuklų. Čia tikras stebuklų laukas. Jo, niekad nežinai, kas išlės. Čia jau tikriausiai daugiau nebesugrįšiu, nes viskas jau baigėsi mano darbas. Aš čia dirbau, leido man pakasinėti porą kartų ir viskas. Tai va, visiems labai dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Gerų signalų jums. Ate.